Dzień dobry, laba diena jums. Dzień dobry, labą dieną. Premjere, iš vienos pusės auga geopolitinė įtampa, iš kitos pusės daug vidurio Europos šalių turi tokių vidinių iššūkių, vis didesnių. Kaip tame kontekste atranda save, tokiame sudėtingame kontekste, atranda save Lietuva? Na, manau, kad tai, kas vyksta globaliai, yra kažkaip Lietuvai nesvetima, nes tikrai gyvename visi tais pačiais laikais ir tai čia turbūt yra labiausiai socialinių tinklų fenomenas, kai žmonės pasiskirsto į tokias savo tiesas ir kartais atrodo, kad tarp tų dviejų skirtingų tiesų nėra jokių galimybių kažkaip vesti jokio dialogo. Ir žinome, kad tuo naudojasi taip pat ir mūsų nedraugai, kurie tos dalykus neblogai išmano ir išnaudoja tai ir propagandai, ir žmonių supriešinimui, ir tokiam nepasitikėjimo kėlimui, ir galbūt ir tam tikriem politiniam tikslam, galvojant, pavyzdžiui, apie rinkimus kažkokius, ką matėme, tarkim, Rumunijoje, ką matėme taip pat ir kai kuriuose kitose šalyse, kai atsiranda tiktokų kandidatai, kurie staiga iš niekur išdygę parodo labai įspūdingus rezultatus, kurie neatrodo natūralūs. Tai visą tai Lietuva turi matyti ir Lietuvos lyderiai, ir Lietuvos visuomenė turi tai žvelgti atviromis akimis, stengtis vis dėlto... O ar mato yra atviros? Ar akis atviros? Stengtis vis dėlto kalbėti. Nes, man atrodo, vienaip ar kitaip, žvelgiant į tas geopolitinės grėsmės, mums kalbėtis tarpusavyje vis tiek reikia ir reikės, todėl kad Lietuvą mes turim vieną, jos laisvę turim vieną ir jeigu iškils kada nors jau labai radikaliai klausimas dėl Lietuvos laisvės tęstinumo, tai tada visi turime būti pasiryžę tą laisvę ginti, nepriklausomai nuo to, ką mes galvojam apie skiepus, ar ten apie kitakalbius, ar dar apie kažkokius, ar apie LGBT bendruomenę ar kažkokius kitus klausimus, kurie dažnai yra išnaudojami visuomenės skaldymui. Tai geriau, blogiau, vis dar manau, kad susišnekėti kažkaip sugebam. Vis tiek nematau dar vis, nepaisant to, kad turim tokių politinių jėgų, kurių nuostatos, man atrodo, nepriimtinos ir visuomenės prasme yra bauginančios, bet vis dėlto tas mainstreamas, tarsi sakytum, vis dar ir užsienio politikos, ir saugumo politikos, vis dar jį sugebam išlaikyti ten, kur ir buvom, vis dar suprantam, kur yra mūsų draugai ir kur yra mūsų nedraugai, bent jau bendraja prasme. Tai reikia tiesiog stengtis to neišbarstyti, nes norinčių, kad mes tą išbarstytumėm, dėja, bet tikrai yra ne vienas. O yra pavojai, kad išbarstysim? Jie auga, tie pavojai? Aš manau, kad tie pavojai auga, ta prasme, kiek žmonės pavargsta iš tikrųjų bandyti kažkaip diskutuoti, įtikinėti, ieškoti to konsensuso, nes tuo demokratija yra turbūt... Tuo jinai nuostabi mano nuomonė, bet tuo ji pažeidžiama kitų žmonių nuomonė, kad tas konsensuso paieškos, kaip ir bet kur kitur, kur yra keli žmonės, ar darbo kolektyvas, ar šeima, ar kažkokie draugai, visada, kai reikia bendrauti ir sutarti dėl dalykų, dėl kurių sutarti sunku, tai kažkurio metu žmonėms atrodo, čia atsibodo, jau nebesiginčysiu, viskas, išeinu į savo kambarį, užtrenkiu duris ir tam savo kambarį gyvensiu su ta savo nuomonė. Tai yra žmogiška reakcija ir natūralu, kad ta žmogiškas reakcijas, tie, kas nori, kad mes nesusitartumėm, jie skursto ir tada atsiranda tie politiniai pranašai, kurie siūlo kažkokius labai lengvus atsakymus, o paprastai tiesiai šviesiai užsiima demagogiją, todėl kad kalba dalykus, kurių nei ketina daryti, nei žino, kaip padaryti, nei mato reikalą daryti, tiesiog kalba ir mano, kad žmonės nori tai girdėti ir dalis žmonių nori tai girdėti. Pavyzdžiui, jeigu tu ateini su rinkiminė programa ir pasakai, visus pasodinsiu, kas jums nepatinka į kalėjimą. Žmonės galvoja, gal ir gerai būtų, kad tie žmonės, kurie man nepatinka, sėdėtų kalėjime. Tai visiškai buitiškai, ne? Bet nei tu pasodinsi, nei tu galėsi, yra teismai, yra teisėsaugos institucijos, yra kažkokios procedūros ir taip toliau ir panašiai. Bet tas toks klausimas, arba atimsiu kažką iš tų, kur žmonėms atrodo, kad gal kažkaip neteisingai turtas sukauptas. Tai to yra, to bus, tą reikia matyti ir kritinis mąstymas ir toks apskritai bandymas susivokti informacijos sraute yra sudėtingas dalykas, nes tai visiškai priešinga nuo to laiko, kuriame daliai mūsų teko gyventi sovietmečiu, kai mes ieškojom informacijos, mes turėjom gaudyti ten kažkokius balsus iš Vašingtono ar iš vakarų Vokietijos ar dar iš kažkur, kad galėtumėm, ar iš Vatikano, kad galėtumėm išgirsti kažkokį tiesos žodį. Dabar tų balsų yra daugybė, visi savo... Reikia sugebėti atrinkti. Visi sako savo tiesą kaip beapeliacinę tiesą ir aišku labai sunku atsirinkti. Jo,
O ar ir jūs manote, kad dabar esame kaip niekad arti tokio konvencinio karo su Rusija slenkščio? Na, matot, aš nenoriu spekuliuoti. Man atrodo, kad mes esame arti jo jau kuris laikas. Tas atstumas, na, aš negaliu pasakyti, kad vakar tai buvo 25 cm, o šiandien tai yra 12. Bet akivaizdu, kad tas artumas, jis apskritai apsibrėžia turbūt labiausiai ne kažkokiomis konkrečiomis aplinkybėmis. Kad šiandien jau labiau negu vakar. Mes pirmiausia turim žiūrėti į tai, kas lemia iš esmės karus. Ir mano supratimą, šitą karą prieš Ukrainą ir apskritai tą priešstatą prieš vakarus lemia pirmiausia Putino valia. Ir jis tą valią turi. Ir mes ją matom. Ta prasme, tai nėra žmogus, kuris sako, kad karas yra nenormalu, karo neturi būti ir taip toliau ir panašiai. Jis turi valią kariauti. Gerai, tai ko siekia Putinas? Jamgi tikriausiai ne tik jam reikia Donbaso arba Ukrainos. Ko jis siekia jūsų manimu? Valdžią išlaikyti. Visiškai Savo šaly? Valdžią išlaikyti. Tik tai to? Tik tai to. Ar dalinės kapitulacijos vakarų jisai siekia? Bet tai yra tas pats. Todėl, kad vakarų kapitulacija tai yra jam būdas išlaikyti valdžią. Todėl, kad kai buvo pradžioj, kai Putinas pradėjo valdyti, žmonės ten sakė, štai jis negeria, jaunas, tai gal kažkaip padarys kažkokių dalykų, dar tas sutapo su naftos kainų gera konjunktūra, tarsi atrodė, kad ekonomika pradeda taisytis, gal ir kažkokios investicijos ateina, bet juk, aš pasakysiu labai paprastai, tai yra sunkus darbas, gerinti žmonių gyvenimą yra sunkus darbas, nes žmonės nori geresnio gyvenimo labai greitai, čia ir dabar, tas ir Lietuvoje lygiai toks pats fenomenas, mes 50 metų praradom Sovietijoje, mes per 36 metus tikrai labai toli nuėjom, bet mums reikia labai didelę duobę užlyginti pirmiausia tam, kad mes galėtumėm eiti į priekį. Tai kažkuriuo metu politikai pavargsta, tiesiog atsibosta stengtis dirbti ir bandyti ieškoti kažkokių sprendimų, kaip padaryti taip, kad žmonės būtų labiau patenkinti savo gyvenimu ir tada pradeda ieškoti substitutų. O Rusijai substitutas visada yra tas pats, tai yra didybė. Tai yra didybė, imperialistinė ta didybė, kuri per amžius turbūt buvo ta varomoji karų jėga ir tu tada tiesiog vietoj to, kad jūs galėsite daug uždirbti, kiekviena šeima galės turėti ten po namą, butą, mašiną ar kažką, mes būsim tokie, kad mūsų visi bijos. Taip, ir mes pradėsim karą ir nuo to nukreipsim dėmesį nuo kitų socialinių problemų. Būtent, nes juk atrodo pagal bet kokią logiką, kodėl vakarai labai dažnai, kai vertindavo Putiną, jie labai dažnai tiesiog nuklyzdavo tuose vertinimuose. Nes jie turi tą problemą, kad vertina pagal save. Tu galvoji, neapsimoka jam. Ką reiškia neapsimoka? Tai tau neapsimoka, nes tu esi demokratiškai renkamas, tu turi opoziciją, tu turi laisvą spaudą, kuri apie tave rašys, rodys tave kritikos, tu prapilsi rinkimus ir taip toliau ir panašiai. Putinas neturi nieko iš šitų dalykų, jam nereikia apie tai galvoti ir todėl jis eina iš savo logikos. Ko jis bijo? Jis bijo maišto, nepatenkintų žmonių ir tam, kad žmonės būtų patenkinti ir jie bus patenkinti ne materialia padėtimi, o ta didybė, bet ją išlaikyti. Mes visą laiką juokdavomės iš propagandos prieš kokį 20-30 metų, kai rodydavo ten tą visišką tą nesąmonę jų visose tose laidose. Ir tada žiūrėdavai ir galvodavai, velnias, kas gali tuo patikėti? Absoliutus absurdas, kalba absoliučius absurdus. Ir dabar mes matom, kad tai veikia. Bet to nepakanka. Dabar jau prašau rikiuotės darželyje su karinė uniforma, vaikai tankė vietoj vaikiško vežimėlio ir taip toliau ir panašiai. Nes tada tu istorijos perrašymas, nes tada tu turi pradėti jau nuleidinėti viską taip anksti, kaip praktiškai iki lopšelio, kad žmonės tame su tuo mėšlu galvoje gyventų ir galvotų, kad taip ir yra. Gerai, o kaip mums išsaugoti, iš vienos pusės mums reikia labai daug dėti pastangų ir pinigų saugumui didinti. Iš kitos pusės reikia išlaikyti tą balansą kažkokį socialinį ir ekonominį, kad nebūtų čia problemų. Kaip tai išlaviruoti iš tos situacijos? Aš manau, kad mes išlaviruojam neblogai ir jau ilgesnį laiką. Ta prasme, mes tikrai skiriam daug dėmesio savo saugumui, nepaisant to, ir kad tam reikia ir daug lėšų, ir daug investicijų, ir daug vyriausybės dėmesio, bet jeigu mes įvertinsim, tarkim, pastaruosius keletą metų, 4-5 metų, Lietuva buvo viena iš sparčiausiai augančių ekonomikų regione, tai tikrai, ir rezultatai buvo geri, ir nepaisant tų iššūkių, kurie buvo ir per COVID,
kovidą, ir per kainų krizę 22 metais, kai prasidėjo plataus masto invazija, vis dėlto mes sugebėjom išvairuoti ir tą savo gerbuvį toliau didinti. Tai man atrodo, bet kokiu konvenciniu supratimu mąstant, tai pirmiausia reikia galvoti apie tai, kad mes turim velniškai daug jau dabar. Mes turim tiek, kiek turbūt prieš 36 metus tie žmonės, kurie paskelbė nepriklausomybę, aš nežinau. Aš tai tikrai negalvojau, kad mes 2025 metais gyvensime taip, kaip dabar gyvename. Aš nedrįsau svajoti, taip pasakysiu. Aš tiesiog nedrįsau apie tai svajoti. Tai kai tu supranti, ką tu turi ir kai tu supranti, kas buvo tada ir ypač ką turi dabar ta Rusijos liaudis vadinama, kur jie gyvena su tom duobėm vietoj tualeto, su išmaltais keliais, be jokios infrastruktūros, be jokios medicinos ir be nieko. Kas galėtų norėti kažkur ten būti? Tai, aš nežinau. Jo, bet žmonės prie geresnio gyvenimo labai greit pripranta. Žinau, puikiai. Ir pamiršta labai greit, kai buvo blogai. Ir kai kurie net nematė, kai buvo blogai, kai kurie net turi iliuzijų, kad tada buvo gerai. Grįžtant prie Putino, ar jūsų manimo čia Rusijos problema yra Putinas, ar vis tik čia yra rimtesnė problema? Ir kai išeis Putinas, tai nedings problema. Jeigu žiūrėsim per istoriją nuo Moskovijos, tai juk visada tai buvo. Aš taip pasakysiu. Visada tai buvo ir Putinas yra tiesiog žmogus, kuris išnaudoja tą silpnybę ar tą, nežinau, visuomenės bruožą, kurį išnaudojo anksčiau carai, išnaudojo Stalinas ir išnaudojo kiti Rusijos vadovai. Todėl, kad visada buvo tas pats mentalitetas, visada mentalitetas buvo plėstis. Čia nugyvenom ir plečiamės toliau, čia nugyvenom ir plečiamės toliau. Ir tas mentalitetas ir dabar yra toks pats. Tai čia klausimas yra, vėlgi, ar tai reiškia, kad Rusija yra pasmerkta tokia būti? Labai turbūt sunku būtų taip sakyti, todėl kad mes turime Korėją, kur pusė Korėjos yra, Pietų Korėja yra demokratinė valstybė, o pusė yra tai, kas yra. Ir tada mes galim sakyti, kad čia yra tautos kažkokia tai problema, kad tauta iš principo negali gyventi demokratijoje, kad ji kažkokia brokuota, taip, jeigu galima pasakyti, čia yra labai drąsus teiginys, bet vis tiek tai priklauso visą laiką nuo politinės lyderystės. Jeigu politinė lyderystė mano, kad neverta dirbti, neverta stengtis, neverta investuoti į tai, kad tu ieškai būdų, kaip sukurti gerovę, kaip užtikrinti gerbuvį visuomeniai, kaip būti pasaulio dalimi, tu tiesiog duodi tą substitutą, kuris yra greitas ir paprastas. Ir va čia ir yra tas substitutas. Jūs nebauginote, jūs matėte įrašą, kur netyčia, nes mikrofonai nebuvo išjungti Pekinė, kur kalbėjo 3 vadovai apie tai, kad mes 70 metų turim, tai dar jaunikė, mes galim gyventi ir 150 metų, tik reikia ten persidinti porą tų organų. Ir paskui jie labai stengiasi, kad tai būtų išimta iš interneto. Jie išsigando tų savo žodžių. Kaip manot, kodėl? Manau, kad gal nėra labai malonu, kai tavo toks privatus pokalbis atsiranda viešumoje ir žmonės, aišku, tą pokalbį aptarinėja, bet šiaip bendriau kalbant, tai diktatorių obsesija pratęsti savo gyvenimą yra tokia universali kaip diktatorių egzistavimas apskritai žmonijos istorijoje. Visi diktatoriai nuo senų laikų ieškodavo būdų, kaip pratęsti savo gyvenimą. Taip, tik dabar yra tokios galimybės iš tikrųjų. Taip, tuo metu gal kažkam irgi atrodė, kad yra pagal to laiko technologijas arba po to laiko ten burtininkus ar kažkokias magijas irgi, kad tarsi yra tokios galimybės. Tai dabar žmonėms irgi atrodo, kad yra tokios galimybės, bet man atrodo, kad tai yra natūralu, nes žmonės, jie negali išeiti iš valdžios niekaip savo norų, todėl kad tai jau yra nebeįmanoma, jie yra pasiekę tą stadiją, kai tai yra nebeįmanoma. Bet paskui tu matyti, kad pasieki ir tokią stadiją, kai jau tu tiesiog nebenori palikti viso to, ką kontroliuoji, ir ta obsesija, jis, sakau, yra tokia sena kaip diktatorių egzistavimas. O kaip karas Ukrainoje pakeitė mūsų požiūrį į saugumą ir į mūsų vietą regione, Lietuvos vietą regione? Mūsų požiūrio tokio turbūt prigimtinio labai smarkiai nepakeitė, nes ta prasme, kad mes visada buvom žmonės, kurie sakė, visos Baltijos valstybės, Lenkija taip pat, kurios sakė, kad jau ir ilgesnį laiką jau tą tvirtino gana primiktinai, kad yra visos galimybės, jog
Rusija tikrai bandys perbraižyti žemėlapius ir sienas jėga. Nepaisant to, kad žinoma, iš tokio racionalaus taško žiūrint, tai turbūt, kad pačiam Putinui būtų buvę daug patogiau visus šios klausimus išspręsti tuo minkštuoju būdu. Tai yra užsitikrinant kažkokių savo palankių politikų buvimą valdžioje, rinkimų laimėjimą ir tokiu būdu, žinot. O jisai ištraukė Kalašnikovą tiesiog. Aš manau, kad yra daug tiesos tuose teiginiuose, kurie sako, kad visos žvalgybos teigė, jog jis tikėjosi labai paprastos operacijos Ukrainoje, kad ten bus daug žmonių su gvazdikais ir tie žmonės su gvazdikais dalins juos Rusijos kareiviams ir labai lauks. Bet kur yra problema? Europoje per pokario laiką susiformavo Europos Sąjunga ir kiek bebūtų jį kritikuojama ten, kad jį sena, jau nebeturi idėjų, nebepasijudina, nespėja paskui laiką ir taip toliau ir panašiai, vis tiek kaip modelis gyvenimo, ji yra patraukli. Žmonės, kurie gyvena už ES ribų, didžiąją dalimi, bet ne Šiaurės Korėjoje ir ne Rusijoje, jie vis tiek nori kažko panašaus savo. Ir štai tas konfliktas, jisai iš esmės tokiose šalyse kaip Ukraina ir sukūrė tas prielaidas, kad žmonės tai savo norėjo visai kitokio gyvenimo. O Putinas šito nesuprato ir jam šito nepranešė. Jiems būtų pavojus, jeigu Ukraina turėtų kitą gyvenimą, jau panašesnį Europos Sąjungą. Vienareikšmiškai. Tokių norų atsirastų ir Rusijoje. Vienareikšmiškai ir dėl to, kad galėtų atsirasti tokių norų ir Rusijoje. Ir kita vertus, tas teiginys, kad Rusija be Ukrainos yra ne imperija, aš manau, kad jis taip mato. Gerai, bet vakarai, kodėl yra tokia nuomonė, gal jūs jai pritarsit, gal paneigsit, kad vakarai tiek duoda pinigų ir ginklų Ukrainai, kad nepralaimėtų, bet ne tiek, kad jinai laimėtų. Ar sutinkate su to ir jeigu taip, tai kodėl jie taip daro? Iš esmės sutinku ir manau, kad pagrindinis stabdis, kuris yra galvoje, tai yra noras, kaip čia pasakyti, neeskaluoti, niekaip kažkaip neparodyti, kad tu esi šito karo dalis, nors mano nuomonė, tai yra toks naivus įsitikinimas ir, man atrodo, didžiąją dalį laiko, tarkim, dirbant vyriausybėje ir aš pati, ir Gabrielius Landsbergis, mes visą laiką laikėmės tos nuostatos, kad kvaila yra apsimetinėti, kad mūsų čia nėra, nes mes čia esame ir mūsų interesas yra 100%, nes nuo to, ar Ukrainai pavyks laimėti, priklausys labai daug dalykų ateityje. Ir turbūt, kad aišku, kad Putinas, jis taip neskaito vėlgi, kaip vakarų lyderiai skaito. Todėl, kad Putinas tada užleidžia dronų spiečių ant Lenkijos. Ir ką jūs man? Gerai, apie dronus, tai nes yra tokia nuomonė, kad Alvydas Medalinskas sako, kad rugsėjo 10 dieną, kai beveik 20 dronų skrido į Lenkiją, tai čia įeis ta diena į istoriją, kaip ir rugsėjo 11 dieną Amerikoje, kai buvo. Sutinkate su to? Čia yra kažkoks lūžio taškas? Gali būti? Gali būti. Ir yra, kad gali būti tai tikrai ir manau, kad ir yra. Todėl, kad kokia bebūtų priežastis. Taip mes galime sakyti, kad visų šitų dronų šitiek daug yra dabar todėl, kad atakos prieš Ukrainą, tos dronų atakos pasidarė tiesiog nenormalaus masto. Jos normalaus masto ir negali būti, bet jeigu anksčiau tų dronų būdavo į parą 100, 150, dabar yra 1000, natūralu, kad gali tų nuklydusių dronų staiga pasitaikyti nebe vienas, nebe kas 5 dieną. To patikėjo Donaldas Trumpas. Girdėjot, kaip jisai pakomentavo? Jis tiki viskuo, kuo nori patikėti. Mano supratimu, jisai tiki viskuo, kas mažina jam spaudimą imtis griežtų veiksmų. Ir jisai susikuria savo patogią teoriją, kurio čia netyčia atsitiko. O kuo mums yra pavojinga tokia pozicija Trumpo? Ir ne tik Trumpo pozicija, manau, kad bendrai ta pozicija yra pavojinga ir jį, tiesą sakant, čia yra irgi nelabai kas naujo, todėl kad mūsų problema yra viena. Rusijai eskaluojant, mes visada atsakom deeskalaciją.
Rusija užleido 20 dronų, vakarai sako, čia nieko neatsitiko, čia klaida, čia Ukrainos... O gali būti taip, kad Rusija testuoja. Čia testuoja reakciją. Ukrainos radio elektroninė kova. Gerai, jeigu kitą kartą įskris 20 raketų, jeigu jos nukris ant kokio nors vyriausybės pastato, jeigu dar kažkas, žus žmonės ir taip toliau. Ta prasme, ar yra riba, kada jau mes nustosim teisinti, kad čia yra, nesureikšminkim tą situaciją, nesureikšminkim, nieko neatsitiko. Ir man atrodo, kad Putinas, matydamas kiekvieną tokią reakciją, jis tiesiog tą skaito kaip kvietimą eiti toliau. Ir kur Gerai, o toliau? dabartinė reakcija ES, Trumpo jau žinom kokia. Kaip tai reaguos, kokia tai yra jam, koks tai yra jam signalas, tokia reakcija? Aš manau, kad jam signalas yra toks, kad jis gali eiti labai toli ir atsako negaus. Ir atsako negaus, todėl kad šita pusė, mūsų pusė, NATO pusė, čia gal ne tiek ES, vis tiek apie NATO reikėtų kalbėti, nes čia jau yra kariniai dalykai, ES gali politiškai pasmerkti, ką jie ir padarė, bet reakcija yra jau karinė, nes čia yra karinė situacija, bet, sakau, man atrodo, jis elgėsi kaip tas, atsiprašau, žodį marozas, kuriam jeigu jo nepastumė atgal, tai jis skaito kaip kvietimą eiti pirmin. Ir vieninteliai kol kas, kurie stumia jį atgal, yra Ukrainos kariuomenė. Nes kiti bando kažkaip stovėti už Ukrainos kariuomenės nugaros, padėti Ukrainos kariuomenė ir tai yra labai svarbu, bet vis dėlto savo dalyvavimą visais būdais kažkaip neigti. Kai jūs buvot premjerė, tai buvo turbūt sunkiausias laikotarpis naujausiai istorijoje Lietuvos, nes buvo COVID-as, paskui buvo nelegalus migrantai arba vienas kitą, nežinau, o paskui dar ir karas prasidėjo. Tai iš perspektyvos žiūrint dabar į savo premjeravę, kas jums buvo didžiausia jūsų manimo? Kas jums labiausiai pavyko, kas jums labiausiai nepavyko, dėl ko jūs džiaugiatės ir dėl ko manot, kad galėjot geriau? Tai geriau turbūt gali visame kame, bet klausimas, ar tikrai gali. Nes taip iš dabarties žiūrėti ir sakyti, kad galėjau padaryti kitaip, gal truputį nesąžininga. Dėl klaidų, kokių manot pati, kad klaidos buvo, tikrai klaidos? Buvo tų klaidų, bet dabar jau žinot, turbūt tą diskutuoti man gal geriau būtų iš to kažką išmokti. Tai aš stengiuosi. Gerai, o sėkmė jūsų? Iš to išmokti. Sėkmė, vėlgi. Buvo daug dalykų, kurie gerai klostėsi. Gerai klostėsi ekonominė situacija Lietuvos, nepaisant tų visų iššūkių, kurie sukrito. Žmonės pasakytų, kad čia pati ekonomika savaime tokia nuostabi ir susitvarkė. Taip, žinoma, bet vyriausybė kartais gali netrukdyti arba kažkokius dalykus paskatinti. Manau, kad suvaldyti tas tokias krizinės situacijas, kurios tiesiog kaip krizinės situacijos užkrito, ar tai buvo COVID-as, ar tai buvo nelegali migracija, ar tai buvo karo pabėgėliai, kai prasidėjo plataus masto invazija. Vis tiek su tais tokiais, kai didelis iššūkis, daug dalykų vienu metu vyksta ir reikia kažkaip turėti ir įrankius ir rasti kažkokius sprendimus, manau, kad neblogai pavyko. O žinot, politikoje visada didžiausios klaidos yra kažkas pasakyta arba kažkas nepasakyta. Tai man atrodo, kad už kažkokius darbus savo, tarkim, už kažkokį padarymą, aš tikrai drąsiai galiu žiūrėti į veidrodį ir savo didelių priekaištų nereikšti, o kai kurių dalykų gal galėjau nepasakyti arba kai ką galbūt galėjau pasakyti, ko nepasakiau. Ir pabaigai, kas yra gyvenime svarbiausiai su manimi? Man atrodo, svarbiausia gyvenime yra gyventi taip, kad nebijotum į save pasižiūrėti veidrodėje, kad tau nebūtų gėda, kad tavęs negraužtų sąžinė ir kad tiek, kiek tu žinai tuo metu ir tiek, kiek tu gali tuo metu, tu pasistengtum tiek padaryti, nelaukti, kol padarys kažkas kitas, paskui nesigraužti, nesigailėti, kad galėjau ir nepadariau. Man atrodo, tai yra svarbiausia. Svarbiausia yra sąžinė ir saikas. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. I Państwu dziękuję bardzo. I zapraszam na następny program za 2 tygodnie. Do zobaczenia.